Nu ko jūs, mikrocementą dizainerė, ką pasakytų Samoškinis, jeigu ons būt statybininkas. Bet, on šiandien valga su rūgusis bulvis Kazakstane ir kur ten, tai varšus išalta įda maistas kartas neskanus. Kon, atėjo pirms objektėlis, kaip žadėjau jums parodysiu, apie mikrocementą. Aš jums negalėsiu duoti kažkokių patarimų iš praktikas, bet galėsiu aš jums papasakoti, ką aš pats girdėjau per kursus, ką mane sakė, ir mes pamėginsim tą padaryti ir paveizėsim, ar kažkas nors gausis. Žmonikiai išsirinka tokią dramblio kaulo spalvą, smulkios frakcijas mikrocementą ir šiandien bandysim uždėti pirmą sluoksnį. Tai pirmo eilį man reikia nusiimti nuo sienos visokias velnevas, katras ir pridėtas, pasiklot grindis. Šiaip šits gamintojas mikrocemento, katrą aš kursus baigiau ir dabar darysiu, jie sako, kad nėra būtinybės gruntuoti sieną. Bet aš dabar, kaip sakant, apsiteipuosiu, pasiklosiu grindis, pasiruošiu darbo vietą normaliai. O, ką prikiba. Ir užtepsim gruntą, tada paliksiu tą gruntą džiūt, kokį porą valandų nulėksiu iki objektėlį su chebrytė apsiveizėti ir apie pietus grįšiu ir užtepsiu pirmą sluoksnį mikrocementą. Šitas mikrocementas yra labai paprastas, man dėl to ir patinka, nes šiaip yra labai daug tų skirtingų gamintojų, bent jau Danijoje ir Lietuvoje, aš kai pradėjau dabar domėtis, pradėjo man mesti ir tiktokuose visur. Kiti yra epoksitinio pagrindo tie mikrocementai, o čia yra ta firma, pavyzdžiui, jeigu yra kambarys paprastas, va kaip miegamasis, arba kažkokios vietos, kur vanduo maža tikimybė, kad papuls, tai paprastas yra vieno komponento mikrocementas, tu jį užtepi, nutrini ir uždedi tą, vadina jie top finish, tiesiog ten kažkoks kaip impregnans matinis, kuris viską suriškina. Bet jeigu, pavyzdžiui, ir galimybė stalviršį, dar su šitą aš galvoju padaryti irgi salionę, paeksperimentuoti, tai tada jau kai stalviršį padarai, tai irgi vieną komponentą gali naudoti mikrocementą ir tik tai rekomenduojama tada 2 sluoksnius uždėti matinio lako arba blizgančio lako, nu čia kas kaip nori, kas kaip mėgsta. Hello! Jau prabėgo, kiek čia? 11 baigiam, dabar be 15:01. Jau prabėgo kelios valandėlės, atsivežiau instrumentus. Nu žiūrėkit, tik pradėk dirbti, jau skambin. Nu neįmanoma. Nu. Žiūrėkit, toks bajeriukas čia, kur jūsų nupiešta šitą schemą. Nu va, tai gerai, kad dar toks paprastas klausimėlis išspręsti. Bet sakau, nu, čia tipinis variantas, nu visą laiką tai būna. Tik pradėk dirbti, skambučiai, o jeigu aš dabar būčiau pradėjęs tepti sieną arba maišyti vėl. Nu gerai, nesvarbu. Va, tai turim pirmą komponentą, čia yra vienos bazės ir turime top coatingą vadinamą. Šitas yra skirtas 2 dalykam. Jeigu, pavyzdžiui, jūs turit nusipirkę šitą dalyką, jisai gali, pavyzdžiui, jūsų sandėlys stovėti kokius 3-4 metus, jam nieko neatsitiks, jeigu sandariai uždarytas ir jeigu ne per karštą arba ne per šaltą, apie 5-10 laipsnių šilumos. Bet kai jisai pastoja kokius metus laiko, vis tiek jisai biškis sustandrėja. Tai yra šitas tada dalykas, top coatingas, jo įpili tiesiog stiklinę, kiek čia būtų 100 gramų, ne daugiau, biški gal 200 gramų, įpyliai ir su mikseriu išmaišiai. Ir tada toliau tepi. Kiek mums per kursus pasakoja, tai pavyzdžiui, jeigu grindim tepat, tai gali 400 gramų, pusę litro įpilti beveik šito ir tada jisai skystesnis būna ir lengviau grindim tepti. Sienom reikia trištesnį, nes kitaip nuo ant kelnikės, ant mentelės jisai nestovės, nesilaikys. Maišymas. Jokiais būdais nemaišyti antrą pavarą įsijungus, kad kuo greičiau neišmaišyti taip nebūtų. Pirmą pavarėlę lengvai sukt, nes kitaip problema atsiranda, kad jūs greitai plakdami labai daug burbulų ir degonės prileisit į košę ir kai ant sienos užmetinėsit, užtepėdėsit, tada
betepant išsisuks tokie burbuliukai. Aš esu anksčiau pastebėjęs, mes kai špaklių būdavom, nusiperkam špaklių, jisai būna irgi krautai pastovėjęs, mes kartais biškį atsiskėdžiam su vandeniu ir prasisukam. Tai va čia ir būdavo problema, mes labai greitą sukdavom ir tada jisai prisigaudo oro burbulų. Kaip tu gali žmogus dirbti? Ir kai tu špakliuoji į sieną, irgi tokie burbuliukai, paskui išlenda, kai prišvieti, paskui kitas iki reikia pataisyti tokius dalykus. Va, apie įrankius. Šiaip yra 2 pagrindiniai įrankiai. Dedant mikrocementą, čia aš aišku nusipirkau iš jų ir jau yra jie biški matosi va murzdini, padėvėti, kadangi kursai. Tai šitos 2 mentelės praktiškai 90% darbo atlieki su jom. Paprasto mikrocemento dėjimo. Galima ir su paprastom špakliuotėm, jokių problemų. Tik tai jie rekomenduoja tada, kad būtų nešyra nerūdėjančio plieno skardas. Nes būna, jeigu plauni kažkur, pasilieka ir parūdyja ir paskui tu mikrocementų uždėniai ir nedaug dievė išleistų iš sujungimo tą rūdės rėžį, negražiai atrodytų. Tai va, tai yra tokios 2 pagrindinės. Aš dar nusipirkau paprastą mažą špakliuotytę, tam, kad va čia palei kraštą yra labai siaura ir aš negalėsiu kitaip užtepti. Tepimo būdas, tai kas špakliuotai, tai žinot, jeigu tu dėsi špakliuotę, tarkim įsivaizduokim, čia yra siena, ir jeigu tu dėsi špakliuotę labai priklausdamas, tau bus tvariau, jeigu labai atkeldamas, tu viską nugrandys. Tai turi būti 5 laipsnių braukimas ir kuo tu daugiau visaip mandriai darysi tas bangelės, tuo tu daugiau to rašto turėsi. Jeigu tu darysi ištisas ir ilgas, tai turėsi tokias siūlės, nebus to vadinamo super grožio. Tai aš sakau, turi visiškai nemokėti špakliuoti, tada gausis gražiai, nes, tas mikrocementas ir yra visas grožis iš visų tų tokių pritepimų, sutepimų, užleidimų, perėjimų ir viso kito. Mūsų darbas susidarys iš 2 dalykų. Dabar ištepsiu 1 sluoksnį, tada rekomenduojama per 24 valandas susišveist 2 sluoksnį išdėti ir vėl per 24 valandas susišveist ir va šito top coat 1 ar 2 kartus, dabar neatsimenu, užtepti. Tada jisai sugyvina, suaštrina visus perėjimus ir visus tos gražius dalykus. Tai viso, einam, kibam į darbus. Atsidarom, pažiūrim, kas čia yra. Šiaip čia yra dabar su spalva. Tai matot, tokia dramblio kaulo, tokia spalvelė. Ir man reikia jį prasimaišyti. Truputį gal į tirštumą aš norėčiau vos, kai jisai būtų skystesnis, tai aš nepilsiu būtent to puoduko, kaip man sakė, tai aš įpilsiu biškį tiesiog iš akies. Nes, čia, jeigu per daug įleisi, blogybė bus tik tai ta, kad labai sunkiau tepsis. Oi. Nusitepė pirmą kartą, atrodo įdomiai, tokia spalva ir kaip išsirinko su tau žmonelė. Tai va toks pirmas sluoksnis, išteptas, paliksim džiūt, jau šiaip paviršiai yra pradžiūvę, po kokių 3 valandų galėtų šveisti ir 2 kartą tepti, bet jau šiandien dabar 2 valandos tikrai nepradėsiu nieko daryti, tuo labiau įrankių neturiu, reikia festulę parsivežti įrankius, tai dabar išdžius pilnai, tai sekantis darbas bus šveitimas ir 2 kartą uždėjimas šito dalyko. Ir dar vienas svarbus dalykas, pirmą kartą, kai uždedat, prieš dedant 2 kartą prasišveiti taip, tiesiog prabėgi greitai su 80 popieriu. O 2 jau kai uždedi, su 120 prašveiti. Ir nebent nori dar labiau užgeležinti, tada eini jau su 180. Ausis, užsidėta ausinuką. Aš manau, biški per mažai, per plonai užtepiau to špakliaus, mikrocemento. Dėl to, kur čia storiau yra. Aišku, šiandien labai matysi dabar iš arti, bet jau čiut pamatos tie tokie mikrocemento elementai. Tai viskas dabar dar nusisirbliuoju paviršių, kad dulkių mažiau būtų, nes vis tiek jų yra. Ir tepam 2 sluoksnį.
pradedu tepti nuo galo šį kartą ir į tą galą, kad biški prasimainytų mano tepimas. Nu. Viskas siūliau šitai, tada vandens iki ten išsiveda, nesupranta. Nu va, sugrįžau, pamiršau jums bepafilmuoti čia, ar nebepafilmau, nebeatsimenu, biškai pasimečiau. Nu viešpatie, tik pradėk dirbti. Ir vėl tas pats. Nu va, apsišveičiau, 99 procentai man patinka, ką aš matau. Noriu jums parodyti. Biški dulkės nuvalysiu. Biški klaidelę esu padaręs, kad pirmas sluoksnis buvo per plonai teptas. Siūlyčiau, jeigu patys darysit, nebijot užtepti pirmą sluoksnį storiau. Nes kitur va tai biški sąžiningiau pašveičiau su šveitiklė ir man kitur išlenda siena. Jeigu būčiau pirmas sluoksnį taip storiau užtepęs ir pasilikęs antras sluoksnį taip pat biški ploniau, tada būtų idealiai. Nelabai gal matysis jums. Visa ta struktūra, kuri norisi, nematosi, dar paskui uždėjus to specialaus finišinio nelako, bet jis toks kaip impregnantas, išiškėja viskas. Bet yra, pavyzdžiui, šiukšlių, jeigu biškai papuola tokie pabrėžimai mažiukai. Čia biškai daugiau pastrynė, tai šviesa išlindo. Aplink rozetės, kur biškai labiau paspaudžiau. Irgi va išlindo siena. Čia va truputį. Tai va, tai aš dabar apsivalau ir dar prabėgsiu trečią kartą plonai. Nu va, ištepiau trečią kartą, ar trečią su pusę, ar antrą su pusę, kaip čia pavadinti. Prabėgau tiesiog visą sieną, kad būtų šventa ramybė, nors nereikėjo tikrai, bet žmonikė labai nori. Biški bardak šiame gamajam, kaip dirbtuvėse. Tai šitą salafaną pakelsim ir galės eit gulti, tikiuosi. O va, tokių kitur klėckų biški paliko, bet jų nereik perkminti. Tiesiog, kai pradedi šveisti sieną, turi ant viršaus dėti blyną, kad pirmą jį sušveisti ir tada toliau išeiti. Pasistengsiu paskutinį šveitimą, kai darysiu, kad nespausti, tiesiog prabėgti, kad vėl nedasikasti iki to, kaip sakant, pirmo sluoksnį. Pirmą sluoksnį geriau biškį riebiau užtepti ir tada bus jisai, kaip pasakyti, kaip gruntas. Susišveičiau sieną, jau matos tokie va debesėliai visur, bet nebeišlenda tas sienos, kaip pasakyti, backgroundas. Dvi vietas yra, kur išlenda, bet jau sakiau, paliksiu, pažiūrės, kaip atrodys. Gal netgi visai gerai žiūrėsis. Yra čia, kur mes beveik nematom. Ir čia va prie rozetės. Turiu dar šitą va tokią vietą išlindusią, bet sakau, čia gal atrodys toks kaip būna kartais tas korianas, ne korianas, tas akmuo. Ir dar vieną dalyką praėjau. Nes, žinot, kai išpakliuojat, žinot, papuola kokia padžiūvusi užpakliau šiukšlik ir tokia linija tai įbrėžė. Tai aš taip švelniai su papieriuku paėmiau ją ir išviečiau. Na, aš čia savo, kad dirbu įsišiepęs, o kamerą išsikrovus. Nu, abutnikai, pradedu šnekėti ir skambinti. Nu, pabandom iš naujo, gal dabar nieks netrukdys. Tai apsiplėšiau teipus, jau apačioje pradėjo džiūti. Čiūčių daugiau matosi tos struktūros. Tai bus matyti, kaip visai išdžiūs. Norėtųsi daug daugiau, kad būtų tas toks. Nu, bet nežinau, labai man sunku kažką spręsti. Ant kiek čia ir kaip čia ir ką čia tas visas matysis. Kodėl, jeigu nesimatysis.
Tai bus matyti. Yra kelios vietos, kur man nepatinka, kur kitą kartą darant reiks labiau pasisaugot, nes, pavyzdžiui, čia va yra, tuoj parodysiu. Teipas kaip ir buvo užliuotas, nežinau, matysit. O čia va, pavyzdžiui, o čia yra čiut pabalę ir teipas, gal aš kai išveičiau pirmą kartą, tą teipą išveičiau, o čia dar lygina iš tikrųjų, nusilpa. Teipas išsišveitė ir paskui antrą kartą, kai teipiau, jau užsileido tinkas ant viršaus ir, man galima palyginti, bet paskui žinau, kai išdžius, uždėsiu čia juostelį ir tiesiog padarysiu iš akrilo tokią gražią. O čia kitur tai va, pavyzdžiui, labai gražiai, va, mat, juostelė pasidarė. Kelios tokios vietelės yra, bet čia yra smulkmena, pataisysiu. Čia palei duris irgi visai normaliai gavosi. Tai tiesiog reikia šveičiant atsargiau prie durų. Va, atsiranda ta žaismas spalvų biški. Tai turi turbūt labiau išdžiūti tas visas mikrocementas. Tai dabar paliksim taip, va, tiesiog aplinkų šiukšlės. Einam su žmonikę pagerti kavos ir paskiau gal ar šiandien arba rytoj, gal kai pilnai išdžius, pafilmuosiu rezultatą pilną. Nu va, jaunims, matot rezultatą, nežinau, gal čia per ryškiai, gal per mažai ryškiai. Toks ir buvo cozy elementas. Norėjom tokį akcentą sienos, kad padaryti, kad būtų kažkas išskirtinio. Taip ir pavyko padaryti. 98% išpildžiau, bet asmeniškai norėčiau biškai kitaip. Tai kas man liko dar padaryti, tai kaip pradžius, ir aš dar stalą darysiu su tą košę. Tai uždėsiu teipuką tiesiog ir skystą pasidarysiu šitą mikrocementą ir liniją atsimušiu gražiai, nes reikia išmokti, kaip padaryti, kaip neprišveist, kaip arba daugiau užleisiu 2-3 mm, tada kaip plėšiu ir gaunas tas toksai. Arba man yra klaida, gal reikėjo man išpjaustyti akrilą, gal prie akrilo nekimba taip, kaip turėtų kibti. Va. Struktūros norėtųsi truputį daugiau, gaila jos nesimato kažkodėl, bet gal ir neturi būti, gal ir turi būti toksai švelnus perėjimai. Reikia pilnai duoti išdžiūt, bet vat, kaip matot patys, miegamojo siena ant testo padaryta. vis kažkaip kitaip įdomiau, ne vien tik baltos sienos, ne? Va. Kampukus išdirbti, pirmas sluoksnį būtinai storiau tept, negailėti žaidimo, trumpesniam bangeliam, tada daugiau gaunas to tokio, kaip ir kamufliažo, kaip čia pavadinti, tokio žaismo šešėlių. Arba kam patinkas, nenori daug, tada ilgais tokiais mostais daryti tuos šešėlius, perėjimus. Va, tai tokia, kam patinka olos akcentas, geras dalykas. Įdomiai. Ir, pavyzdžiui, to nereikia nei stiklo audinio klijuoti, nei tau sienos gražiai reikia prišpakliuoti, jeigu tu turi jau statybų metu numatytą vietą, kad ta siena darysis. Tai daug tokių niuansų. Sekantis objektėlis bus, pamėginsiu stalą padaryti. Dar truputį liko košės, žmonelė norėtų dar čia kambarį palei sieną padaryti vieną sienelę, bet bijausiu, kad jau būtų sviestas sviestotas. Tai va, tai tam kartu tiek. Tikiuosi kažką pavyko parodyti, tikiuosi gal atsiras tokių, kas pamatys, kas yra labiau patyrę ir man kažką patarsit, ką galėčiau kur patobulėti kitą kartą, o laikas parodys. Kaip sakant, tik tai dirbant ir treniruojantis gali išmokti daugiau kažko. Va.